Sveiki, Poryt LT. Šiandieną noriu papasakoti Jums apie svarbią kategoriją apsų. Tai yra apsai, kurie yra skirti darbui su užsienio kalbomis. Viena tokių apsų kategorija yra žodynai. Šiandieną aš norėsiu parodyti Jums porą tokių žodynų. Vienas iš tų žodynų Offline Dictionary. Gaila, jame nėra lietuvių kalbos ir kadangi aš rusų kalbą gana gerai žinau, tai man tas nėra kliūtis. Štai tokia ikona, įsinstaliavus Offline Dictionary su štai tokia ikonytė, belieka pasirinkti kalbas. Ir čia reikia turėti omeny, kad yra specifinių žodynų, priklausomai nuo srities. Jeigu jūs norite tikslesnio žodžių parinkimo, galima išsirinkti sritį, galima labai paviršutinišką, labai trumpą žodyną įsinstaliuoti, galima žodynus įsinstaliuoti iš įvairių kalbų, ten yra didžiulis sąrašas tų žodynų. Kitas žodynas, jis be abejo jau ir palaiko ir lietuvių kalbą, tai štai šitas žodynas, tokio gamintojo. Šitą žodyną aš įsinstaliavau specialiai tam, kad parodyti Jums, kad lietuvių kalba yra irgi palaikoma. Čia yra patogu tuo, kad yra iš karto klavišiukas, kuriuo galima apkeisti vertimo kryptį. Dabar yra įjungtas anglų lietuvių kryptis. Vėlgi noriu paminėti, kad kalbų yra kiekis gana didelis, žodynas offline'is. Taip, kad patariu Jums savo gyvenime pradėti naudoti mobiliuosiuose įrengimuose offline'inius žodynus. Nuorodas rasite mūsų internetinėje puslapyje Poryt LT.